Sveiki, esu Jonas Nainys, radio ir televizijos laidų vedėjas. Sausio 13 dieną aš atsimenu labai ryškiai. Man tuo metu buvo tik 8 metai, bet tuo metu mes žiūrėjome televizorių ir mačiau iš tikrųjų tėvų akis ir būseną, kad jie yra išsigandę. Iki to meto aš atsimenu, kad buvau didžiulis įvairiausių kareiviukų, ten karinių žaislų fanas. Turėjau net kelis maišus žaislų, kuriuos taupiau, kolekcionavau ir kabinau ant lentynų. Ir mama man yra dar priminus ir papasakojus tokį įvykį, kad sausio 13 dienos naktį, pažiūrėjus tos tikrai nesmagius vaizdus, aš supratau, kad reikia kažką daryti. Ir mano toks žestas arba veiksmas buvo, kad aš surinkau visus tos žaislus, nuėjau į apačią, į rūsį, buvo toks pasvaly pečius ir sugrūdau visus tos maišus be jokio gailesčio. Ir mama man priminė, sakė, kad tai buvo mano toks jauno žmogaus piliečiško jau kažkoks tai požymis, kad aš supratau, kas vyksta ir kad tie visi kariniai veiksmai yra labai blogai. Jie apkabino mane, net ašarą išspaudė ir sakė, vat, Jonukas irgi prisideda prie sausio 13-osios tų visų įvykių. Tai sausio 13 iš tikrųjų Lietuvai, aš manau, yra viena svarbiausių datų, nes nuo sausio 14 mes buvom jau kitokie, mes dabar esam kitokie. Be tos datos mes negalėtumėm turbūt dirbti net ir radijui, laisvai kalbėti, neturėtumėm renginių arenose, savų renginių, negalėtumėm keliauti, susipažinti su žmonėm normaliai ir bendrauti su pasaulio žmonėmis. Tai sausio 13 turime prisiminti ir šitą neužmirštuolė yra tik mažas simbolis, bet visus kviečiu prisidėti, prisijungti ir prisiminti sausio 13 dieną. Aš pasakosiu savo vaikams ir anūkams, prisiekiu. Tai jūs darykite irgi taip pat.